paskutinė parengiamoji praktika prano, skirta čakrų energijų pravarinėjimui. Ir po to jau sudėsim visas praktikas ir gausis didelė maždaug 2 valandų praktika. Dirbsim tik tai su pirmom 5 čakrom, nuo šaknies iki gerklės čakros, nes aukščiau nelipsim, kad neapsvaigtumėm per daug. Ir reikėtų čakras įsivaizduoti kaip tokius 2 besisukančius piltuvėlius, kurių siaurieji galai susijungia, o vienas piltuvėlis, tarkim, apatinis piltuvėlis sukasi į vieną pusę, o kitas viršutinis piltuvėlis sukasi į kitą pusę. Tai, žodžiu, 2 tokie piltuvėliai sudaro vieną čakrą ir vat, jos sujungtos sukasi ir kiekviena čakra sukasi į abi pusės ir kaip laikrodžio mechanizmas jungiasi prie kitos čakros ir va taip užsisuka visas energetinis ratas. Ir kad mums būtų lengviau įsivaizduoti, mums reikės prasukti vieną čakrą į vieną pusę, paskui į kitą pusę. Tai kad mums būtų lengviau įsivaizduoti tą sukimąsi, mes galim įsivaizduoti, kad prie to piltuvėlio pririšta virvė su svareliu ir kvėpavimo metu, jau kai mes suksim, galim įsivaizduoti, kad būtent tą svarelį mes ant virvės sukam ir tas svarelis judėdamas į vieną ar į kitą pusę, jis užsuka tą čakrą, užsuka, išjudina, kad jinai suktųsi. Taigi reikėtų patogiai įsitaisyti, atsisėsti ar atsigulti, nuraminti save ir mes kvėpuosim šitos praktikos metu. Per 4 stengsimės įkvėpti, 2 sekundėm sulaikysim kvėpavimą, per 4 iškvėpsim ir vėl 2 sekundėm sulaikysim. Visą laiką mūsų dėmesys judės ratu. Mes pradėsim nuo saulės rezginio, savo dėmesį sukaupsim ties saulės rezginiu ir įkvėpimo metu mes savo dėmesį nuo saulės rezginio per pilvą nuvedam į Muladhara čakrą, tai yra į tarpukojį. Tarpukojyje mes sulaikom kvėpavimą ir kadangi pradedam nuo 1 čakros, tai iš karto ten tarpukojyje mes užsukam. Sulaikę kvėpavimą, tą svarelį mes jį išmetam ir užsukam ratą ir iškvėpimo metu taip pat tas svarelis sukasi, bet savo dėmesį mes keliam aukštyn iki gerklės. Ir sulaikę kvėpavimo vėl gražinam savo dėmesį į saulės rezginį. Ir visą laiką tokį ratą mes savo dėmesiu ir suksim. Taigi patogiai įsitaisom, akytės užmerkiam ir suvedam visą dėmesį į saulės rezginį. Įkvepiam ir vedam savo dėmesį į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą ir priverčiam tą svarelį apsisukti 1 ar keletą kartų ir iškvepiant energiją leidžiam jai sukti toliau, bet iškvepiant savo dėmesiu grįžtam iki gerklės čakros, sulaikom kvėpavimą ir vėl grįžtam į saulės rezginį. Ir vėl įkvepiam, nuvedam dėmesį į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą, išsukam tą svarelį, užsukam čakrą, jinai sukasi ir iškvepiam, leidžiam dar daugiau išsukti tą čakrą ir grįžtam į gerklės čakrą, sulaikom kvėpavimą. Ir vėl grįžtam į saulės rezginį. Įkvepiam į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą, sukam energiją
ir iškvepiam, sukdami energiją, grįžtam į gerklę, sulaikom kvėpavimą ir vėl į saulės rezginį. Ir vėl įkvepiam, nuleidžiam energiją į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą, užsukam ratą į tą pačią pusę ir iškvepiant leidžiam dar suktis ir grįžtam į gerklę, sulaikom kvėpavimą, grįžtam į saulės rezginį ir kartojam savarankiškai į tą pačią pusę, dar porą kartų prasukam energiją. Ir suksime energiją dabar į kitą pusę, viršutinį piltuvėlį į kitą pusę. Ir vėl suvedam dėmesį į saulės rezginį, įkvepiam, leidžiam energiją žemyn į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą ir į priešingą pusę prasukam, iškvepiant sukam į priešingą pusę, bet grįžtam į gerklę, sulaikom kvėpavimą, vėl į saulės rezginį dėmesį pervedam, įkvepiam, leidžiam energiją į tarpukojį, sulaikom kvėpavimą, sukam į priešingą pusę, iškvepiam, sukam, grįžtam į gerklę, sulaikom kvėpavimą į saulės rezginį ir kartojam savarankiškai į priešingą pusę sukam. Labai gerai ir dabar mes vienu metu pasistengsim sukti tuos svarelius į priešingas pusės, abu. Ir vieną ir kitą, vienas sukasi į vieną pusę, kitas į kitą. Ir mes tengiamės vienu metu susukti tą čakros energiją, įsivaizduoti, kaip vienu metu sukasi į abi pusės. Darom viską lygiai taip pat, suvedam dėmesį į saulės rezginį ir įkvepiam, nuleidžiam dėmesį į tarpukojį ir sulaikę kvėpavimą prasukam į abi pusės, iškvepiam, sukam į abi pusės, grąžinam dėmesį į gerklę ir sulaikom kvėpavimą, grįžtam į saulės rezginį ir kartojam lygiai tą patį, kokius 5 kartus.
toliau viską tą patį darysim su kitom čakrom. Einam prie antros čakros. Antroji čakra yra pilvo srityje, truputėlį po bamba. Ir vėl suvedam dėmesį į saulės rezginį. Tik tai jau toliau darysime patys, aš tiek nebekartosiu, tai 5 kartus reikės prasukti į vieną pusę, 5 kartus į kitą pusę ir 5 kartus į abi pusės. Ir tai reikės padaryti savarankiškai. Taigi suvedam dėmesį į saulės rezginį ir įkvepiam, nuleidžiam energiją į tarpukojį ir per pirmąją čakrą, kuri jau sukasi, pakylam į pilvo centrą, po bambą, sulaikom kvėpavimą ir į vieną pusę pradedam sukti antrąją čakrą. Apatinė čakra jau sukasi, mes per ją pralendam ir išsukam antrą čakrą. Ir iškvepiam, pakylam į gerklę ir sulaikę kvėpavimą grįžtam į saulės rezginio zoną. Ir sukam dabar dar 5 kartus į vieną tą pačią pusę, antrąją čakrą. Labai gerai, tęsiam, tik suksim dabar į kitą pusę. Antrąją čakrą, viską darom taip pat, tik tai sukam į kitą pusę. Labai gerai. Ir darom viską taip pat, bet prasukam antrąją čakrą į abi pusės vienu metu. Dirbam.
Labai gerai, kilsim į trečiąją čakrą, nuo krūtinės įkvepiam, nuleidžiam dėmesį į tarpukojį ir per sušumną kanalą pakylam per pirmą, antrą čakras, kurios jau yra įsuktos, pakylam į trečiąją čakrą skrandžio zonoje ir sukam į vieną pusę skrandžio zoną. Išsukam ir iškvepiant leidžiam dar daugiau išsisukti ir grįžtam savo dėmesiu į gerklę, sulaikom kvėpavimą, grįžtam į saulės rezginį ir įkvepiam ir tęsiam vėl savarankiškai į tą pačią pusę dar 5 kartus. Labai gerai ir tęsiam lygiai tą patį, sukam trečiąją čakrą į priešingą pusę dar 5 kartus. Labai gerai, tęsiam ir trečiąją čakrą, skrandžio zoną prasukam į abi pusės vienu metu dar 5 kartus.
Labai gerai, tęsiam, eisim į 4 čakrą, į širdies zoną ir įkvepiam, nuleidžiam dėmesį į tarpukojį ir per sušumną kanalą pakylam per 1, 2, 3 ir pasiekiam 4 čakrą, sulaikom kvėpavimą ir krūtinės zonoje, širdies zonoje prasukam čakrą į vieną pusę ir iškvepiam, grįžtam į gerklę, sulaikom kvėpavimą, grįžtam į saulės rezginį ir vėl įkvepiam ir vėl 5 kartus sukam į vieną pusę savo širdies čakrą. Labai gerai, tęsiam, lygiai taip pat prasukam širdies čakrą į priešingą pusę 5 kartus. Labai gerai ir sukam toliau širdies čakrą vienu metu į abi puses 5 kartus. Labai gerai, tęsiam, kilsim į gerklės čakrą, įkvepiam, nuleidžiam energiją į tarpukojį ir kylam per 1, 2, 3, 4 ir pakylam į gerklę, sulaikom kvėpavimą ir prasukam energiją į vieną pusę, čakrą išsukam ir iškvepiant dar padidinam tą sukimąsi. Ir sulaikę kvėpavimą grįžtam į krūtinę
Vėl įkvepiam ir kartojam tą patį, sukam į tą pačią pusę gerklės čakrą 5 kartus. Labai gerai, tęsiam, prasukam gerklės čakrą į priešingą pusę, viską darom taip pat, bet į priešingą pusę 5 kartus. Labai gerai ir tęsiam, prasukam gerklės čakrą į abi pusės vienu metu. Dirbam. Labai gerai ir atsipalaiduojam, jaučiam, kaip visos čakros sukasi, jaučiam judėjimą savyje, jaučiam, kaip energetika iš karto pakilo, atsipalaiduojam, šiek tiek pasimėgaujam šitą būseną ir tam kartui būsim baigę šitą praktiką.